Labadiena, aš esu Danguolė. Noriu pasidalinti įžvalgomis po Aušros Žvinklienės ir Inesos Mackevičiūtės mokymų Atrask save kaip savo srities profesionalą. Ką man davė šie mokymai? O davė tai, ką aš ir tikėjausi. Kažko trūko labai nedaug ir aš gavau postumį, kad reikia veikti. Mes bet kokiu atveju, be veiksmo, nieko nebus. Mums sunku išjudėti iš vietos, mes galvojame, kad mes dar kažko tai nežinome, kažkokie vidiniai blokai stabdo, kažkoks nepasitikėjimas savimi. Ir po šių mokymų aš pradėjau judėti į priekį ir labai sėkmingai. Kaip Jevgenij Černyš savo knygoje Aš padariau tai, rašo: būkite profesionalai, o ne mėgėjai, ieškokite mokytojų, kurie į tikslą nuvestų trumpiausiu keliu. Aš radau šias dvi mokytojas, kurios parodė tą trumpiausią kelią į tikslą. Todėl drąsiai rekomenduoju visiems, kurie norite atsikratyti savo vidinių blokų, abejonių, nepasitikėjimo savimi, bet jūs turite tikslą ir negalite niekaip išjudėti. Šie mokymai būtent jums. Net neabejokite, susiraskit nuorodą ir užsiregistruokite. Pamatysite, kaip pradėsite keistis, pamatysite, kaip besikeičiant jums pasaulis pradeda keisti aplinkui. Jeigu mes kasdien darysime tuos pačius veiksmus, gausime tą patį rezultatą. O jeigu mes norime judėti link savo svajonės, judėti link savo tikslo, mes turime keisti savo judesį, savo kryptį, savo veiksmus, tik tada mes gausime kitą rezultatą. Tad visiems linkiu didžiausios sėkmės, noro tobulėti ir būti kiekvieną dieną geresnė savo vakar dienos versija. Būkime sveiki ir sėkmės visiems einant trumpiausiu keliu į savo svajonę.